tikrai tik iš pasileidimo ir tik tai iš noro pasirodyti kitokiais ar ten kažko tokie vat, paauglystės gal išsišokimai, kaip sako ir mokslininkai, bet yra ir tokių, kurie kovoja su ta problema ir kuriems nesiseka ir vat, už kuriuos tikrai reikia melstis. Aš pažinau Švedijoje vieną lesbietę, mes buvom bendradarbės ir jinai iš Amerikos, juodaodės, jos tėvai buvo krikščionis ir jinai paauglystėj suprato, kad jos visai netraukia vaikinai, kad ją traukia merginos. Jinai, vat, kaip mes flirtuojam su vaikinais, taip jai norėdavosi su merginom flirtuoti. Ir tėvai tą pastebėjo, ten visokių priemonių ir ten gėda šeimai ir ten taip toliau, nes jinai jau moteris 50 ten kažkiek metų, tai tada dar nebuvo tiek išvystyta tas homoseksualumo, kad laisvė gyventi kaip nori, tais laikais dar visai kitaip buvo. Tai gavosi taip, kad jinai iš Švedijos, iš Amerikos atvažiavo vien dėl to, kad nuo tėvų pabėgti ir kad jinai nesusitvarkė su ta savo problema tokia. Ir atvažiavo iš Švediją ir ten susirado savo vyrą, kaip čia sakyti, jos buvo dvi. Tai va, tai, paskui ten jos išsiskyrė, ten kita, ta pati istorija kaip ir su normaliom šeimom. Bet tiesiog buvo skaudu klausytis jos tos istorijos, kad neišėjo susitvarkyti su tokiais vidiniais savo šėtono įdėtais potraukiais. Ja. Bet mes turim išskirti, pavyzdžiui, tokį atvejį, žmogus, gali sakyti, kovoja prieš tą, gal nenorėjau to, man po to ir priėmė taip, žinai, gal ir neteisim tą dalyką, bet iš kitapus yra kita grupė ir jų, kiek suprantu, yra dauguma, kur sąmoningai to reikia. Ta prasme, jie yra tas, kur labai viešai, ten visokie eitynės, ten visokie pikitus, ta prasme, jie reikalauja dėmesį, jie ten tas, pinigėlės skiria labai daug vyriausybė. Tai čia yra biškai kita dalyko. Aš galvoju, jeigu žmogus tikrai iš širdį nori save pakeisti, čia kaip ir sako, alkoholizmą, dar kažko turim ir melstis ir dirbti su ta žmogu ir Dievo malonė ir jį gali keisti. Bet tą dalyką dažniausiai atsiranda, pakankamai anksti. Ir ne už tai, kad tą žmogų aplinka darė įtaką. Bet dabar yra gana, būdinga tą dalykų ir pradėjo labai būti viešintų ir pradėjo daug jų atsirasti. Anksčiau tai buvo vienas ir gėdinas. Jo. Jo, bet suprantat, jeigu jie gali įrodyti vadinamą moksliškai, kad čia yra nulemtas, tada jokia atsakomybė ant jų nelikia ir visuomenė negali pasmerkti. Bet čia yra vienas iš to žmonių, kur iš tikrųjų taip stipriai nulemtas. Bet aš galiu sakyti, kad aš esu nulemtas būti pykti ir nulemta būti agresyvi ir teisybė. Kiekvieną turi gali savo skirtingą nulemta būti vadimi. Jo, bet ta prasme, to žmogų gal tikrai turi tam polinkį, turi kovoti. Jo. Ir aišku, apskritai šiandien, jeigu mes kalbam apie vaikus, to, ko Dievas duoda kaip palaimė, kaip kažką gerą, visada šėtonas bandė aišku iš to padaryti blogą. O mes žinom, kad mes kaip žmonės buvo išskirtiniai kurtis tam, kad galim daugim, ne? Nei angelius neturi tą privilegiją. Sako, šėtonas labai pavydėjo žmogus, kad žmogus gali kurti gyvybę, o jis negali tą daryti, ne? Tai aš galvoju, to lytinis santykis, aišku, Dievas davė tam, kad ir žmogeliai, kur tam, kad artint vyras su žmona, kad šeimoje laikytų. O tam, kad Dievas duoda už gerą, šėtoną visada visų pastangų bandys naudoti už blogą. O kai mes tą suvokiame, mes suprantam tada, kad pasaulyje agenda yra visiškai kitokia negu krikščionims. Ir kad jeigu mes norim, kad mūsų vaikus išaugtų su biblinį supratimą, kas tai yra šeima, kas tai yra lytinė ten brandumą ir taisyklės, mes turim didelį pastangus iš anksti mokinti jų. Ir aš galvoju, už tą tikrai šeimoje, ten turi būti pakankamai atviri vieta, kur gali kalbėti, kur gali dar prieš reikalą esant apie to dalykus atviriai kalbėti ir aiškinti. Ir ką pastebėjau, mažų vaikų negėdinas tai. Jam įdomu, o kaip čia vaikus gimsta? Gandrą atnešė. Ir mes praleidom puikiausiai progą su savo vaiką kalbėti apie to dalykus. Ta prasme, su maža vaiką mes neaiškins tam visokį, žinai, tą smulkmeną, ne. Bet nuo mažens mes sako, mūsų, pavyzdžiui, vaikų prisimena, kai trečią laukia, to sakė,
kaip čia kažkur kaip to. Aš sakau, nu, yra seklyčia, o tėvelis dedė mamą seklyčią ir ten kaip augaliuko auga, va, tai ta seklyčia auga ir ten būna veikia. Ir, nu, mes aiškinam, žinai, nu, kai didesniai veikus būna ir rimtesnis klausimas. Bet mes turim gal naudoti tą progą po biškį aiškinti ir jeigu mes sugebim nugalėti savo gėdą jausme, kad mes, nu, kažkaip to dalykus nekalbam, jeigu mes sugebim nugalėti save ir būti atviriai, sąžiningi, tikrai su vaiku kalbėti, to vaikas negėdnai natūraliai. Čia yra išmoktų dalykų daugiau. Bet kartais, aš žinau, yra ir išskirtiniai. Yra vaikus, kur aš nežinau nuo ko, jie labai gėdnas ir jie neklaus. Mes taip turim kalbėti. Škuo, čia reikia tada, jeigu to vaiką tokį, kur neturi to smalsumo, tos klausimus nekils šeimoje, tada mes kaip tėvams turim tam tikrą laiko matyti, kada ir po biškį duoti jiem tą informaciją, kadangi jeigu mes informaciją nepateiksim, yra pakankamai šaltiniai, kur pateiks kitoks informaciją. Jo. Aš norėjau dėl kito paklausti dalyko. Ką daryti tiesiog, pavyzdžiui, parduotuviai, kai ištinka va tokie įsišokimai ar ten priepuoliai kokie, nors pykčio vaiko. Vat noriu taip, o mama su tėčiu taip neleidžia, tada cypiu kiek galiu visų balstu ir krentu ant kojų, nestoviu. Suklumpa ir neina nieko. Namuose, kai mes turim tiems pykčiams sutvardyti, ar ten didesniems ar mažesniems, tai turim bausmę, kad vedam ją į savo kambarį ir jinai ten turi pabūti, kol jinai nuspręs būti gera, nes negražiai elgiasi, pasišnekam, įvedu ją į kambarį, pasišneku su vaiku, kad negražiai elgiesi, dabar tu pabūsi čia ir pagalvosi, ką negerai padarei ir tada gali ateiti. Ir labai greitai susprendžia viskas, neužilgo grįžta ir būna geresnė negu prieš tai. Bet viešoje vietoje, parduotuviai, ar ten kokiam renginyje. Jie yra kambarį, kur susti. Tada gaunasi kažkaip ir tie nukritimai tokie. Namuose kažkaip tų tokių, kad nebestovi ant kojų mažiau. Bet kažkur kitur, aš nežinau, ar ta aplinka veikia, kad čia gal jaučia daugiau laisvės. Žinau, kad mama kitoks yra parduotuvė negu name. Ir nebėra tą kambarį. Jo. Ir tada krenta, tai kažkaip ten susitvarkyti su tuo. Jo. Žinai, kai vaikas turi pakankamai protą suprast, kad parduotuvė viena taisyklės, o namuose kitų, jie irgi tada turi pakankamai protą, kad jie gali suprast, kad bausmė gali kartais būti pakeistas už kitą bausmę. Tada reikia, gali padaryti ir kad namų to bausmę pakeis, kad tai būtų kokia bausmė, kur gali ir parduotuvė įvykti. Bet gali ir būti, kad, jeigu namuose tai jau visi, tai eina į kambarį, jeigu parduotuvė, tada turi galvoti kažką kitą. Ir to yra viena privalumo fizinė bausmė. Prasme, ne kad pliukžinai ten parduotuvė didelė triukšmė. Per užpakalį ten pliaukšė per rankas. Žinai, aš pasakysiu mano paslaptį. Teko susidurti, prieina močiutė kokią ir ten savo komentarus paaiškina, kaip reikia nedaryti. Ir dėl to sako, mes kartais rizikuojam savo išveisti prieš kitus savo vaikus, kadangi jie labai žino, kad mums yra svarbu, ką kitus sakys. Jeigu žinom, kad močiutė mus pyksu, kad jai baus, tai prie močiutė gali išlikiauti, kadangi močiutė vienas, ne? Ir vaikas to supranta. Tai aš galvoju, kad mes, aišku, kaip tėvams kartais rizikuoja tikrai piktinama pašalinė žmonių. Niekur nedingsam. Čia yra rizika, jeigu įstatymą patvirtins, kad negali bus vaikus, tada jau turi dar kartą. Bet aš sakysiu mano vieną paslaptį. Žinok, kaklai yra tokie mažų plaukelė. Ir to plaukelė labai jautri. Ir nereikia nedidelį triukšmą, nedidelį kažkai. Bet vėl prisimės, kad niekad vaiką tik triukšmą nepadaryti, turi būti prispėtas. Tai aš prisimenu vieną mano mamą pasakoju. Jai su parduotuvė irgi buvo pamaldose, svečiuose, parduotuvės, tokie vietas rizikingi yra mamoms. Tai jinai sako, prieš einant, sako, gerai, bus 2 perspėjimas. Sako, vieną kartą, sako, aš pats tave ateisiu, dėsiu ranką ant pečių, tau žiūrėsiu į akis ir sakysiu kažką, sako, antrą kartą padarys, o sako, trečią kartą mes išeinam į mašiną.
o ten gausi į užpakalį. Nu, ir veikia tos pas jie tokie taisyklės. 2 perspėjimas buvo to, po to išvedė į mašiną. Nu, mano vaikus aš kažkaip neturi kantrybę, gal aš žinau, kad jeigu aš perspėsiu, žinai, nu, nežinau. Tai pas mane kitaip, aš sakydavau, jeigu parduotuvė bus neklusni, ta prasme ne tai, kad aš suprantu, jie smalsi, jie nori viskas čiupinė. Bet jeigu aš sako, neliesk, ir jie vis tiek ten einu ir liečia, tai aš imdavau už to blaukelis. Bet ta prasme, jie to žinojo. Taisyklė buvo aišku, žinojai už ko gavo. Bet žinok, veikia irgi dažniausiai nemalonu paustis viešai. Tai reikia ir labai saugoti, aš galvoju, kad reikia ieškoti vis tiek, tai tualetą, tai kampą, tai mašiną, dar kažką, kad negėdant veikia per daug prie žmonių. Ir ką aš pastebėjau, jeigu imi iš to blokelis, dažniausiai didelį triukšmą nekelia. Vien dalyko, jeigu tu pradedi judėti ir kažkas blokelis leikia, tai jau nemalonai buvo. O kitų dalykų vaikas nenori, kad visi jų žiūrėtų, kai jis taip yra dažniausiai. Nu, vėl, reikia ieškoti pagal veiką, pagal charakterį, pagal aplinkybės, bet jeigu taisyklė namuose galioja, to taisyklė turi galioti ir visur. Ir bandysi. Ir kitų žmonių žiūrės. Ir niekam netingsi. Jo. Nu. Gerai, ačiū Jums, kad taip ilgai kantrai klausė tokią gražią dieną. Prašom. Jeigu taip lupti tą žmogų vaiką mokykloje, ką ten tiek auklėje, kad jau... Čia kitą reikalą. Taip, smurtą gali daryti irgi. Tariniais laikais mūsų mokytojai buvo užaugę, nu, ateidavo, vyniuoti turėdavo ir visiems šokas. Ir aš manau, kad Jūs tikrai supratot mane, kad tikrai ne už tai, kad, nu, su kiekviena pusryčia ir užpakalį duodami ir taip toliau. Tai prasme, tai yra kažkam, ką naudojam saikingi, su meilė, su savikontrolė, tada, kai taisyklės yra taip toliau. Bet čia reikia išminti Dievą. Pasimelskime kartą, gerai?